Aš pabandžiau išskirti 4 metakompetencijos. Metakompetencijos tai yra tos kompetencijos, kurios reikalingos visą gyvenimą. Ir metakompetencijos yra tos kompetencijos, kurias mes ugdome visą gyvenimą. Tai pirmąją metakompetenciją aš įvardinau gebėjimas būti suaugusiu. Juokingai skamba. Bet globalus visuomenės poreikis yra suaugystė. Ir tada bus ne 60% žmonių tame apibrėžtumo kvadratuke, bet bus daugiau. Ir įdomumas yra tame, kad Harvardas, kiti žymus universitetai, vadyba juda link ko, kaip organizacijose nustatyti pasąmoninės dinamikas, pasąmoningus nesuvoktus patirtus, kurios riboja organizacijų efektyvumą. Iš principo, dabar jau šneka apie tai, netgi tai, kad šiandien pranešimai buvo ten psichologinės traumas ir organizacijos apie prasmę, tai viskas juda link to, nes suaugęs žmogus, jis mato prasmę, ką jis daro. Suaugęs žmogus, jis geba apsibrėžti kontekstą, kuriame jis gali priimti sprendimą ir jis turi tam įtaką. Suaugęs žmogus geba priimti didesnės sistemos neapibrėžtumus. Ir vienas iš triukų neapibrėžtume atrasti naują vietą, žiūrėkit, kaip pasikeičia aplinka, mes iššokam į vaikiškas būsenas. Ir mes tada nerandam tų tikrų sprendimų. Bet jeigu neapibrėžtume mes sukuriam papildomą savo neapibrėžtumą, keičiam įpročius, projektus, mes iššokam į subjekto poziciją. Mes tampam suaugusiams. Tai neapibrėžtume yra būtina kurti dar didesnį neapibrėžtumą. Tada gali pamatyti kažką tai naujo savo. Ir būti suaugusiu reiškia gebėti reflektuoti savo elgsenas. Ir aišku, vienas iš tokių svarbesnių dalykų, apie ką mes dažnai šnekam, apie vidinę laisvę. 10 minučių. Toliau, antroji metakompetencija tai yra gebėjimas remti stiprų mąstymu. Stiprus mąstymas mums patinka ar nepatinka, jis dažnai yra labai abstraktus. Ir abstrakčiam mąstyme mes galime išlaikyti daugiau neapibrėžtumo. Abstrakčiam mąstyme mes galime pamatyti priežastis. Abstrakčiam mąstyme mes esame stipresni, nes mes nesam įsprausti į tam tikras ribas ir tam tikrus rėmus. Ir stiprus mąstymas tai reiškia, kai aš viduje turiu atramos tašką ir labai aiškiai matau, aš su savo matymu galiu įtakoti bet kurį žmogų, kuris yra šalia. Aš esu įtakos nešėjas. Ir stipriam mąstyme yra labai svarbu matyti perspektyvą ir gebėti išlaikyti pauzę. Kai kada geriausias sprendimas yra veikiantis sprendimas. Žiūrėkit, mes dažnai mėgstam priimti būtinai teisingus sprendimus, bet veikiantys sprendimai, jie atveria mums naujus kontekstus. Nebūtinai jisai yra teisingas. Per veikiantį sprendimą mes galime atrasti naują savo kryptį. Trečioji kompetencija tai yra gebėjimas veikti iš pajautos. Mes tai galime vadinti intuityviniu žinojimu, mes tai galime vadinti kitais sinonimais, bet veikimas iš pajautos, jis iš principo yra tai, kas neapibrėžtume leidžia mums priimti sprendimus, kurie yra nukreipti į ateitį. Ir kiekvienas sėkmingas žmogus, jeigu jam užduotum klausimą, kaip tu priemi tą sprendimą, kuris
atvedė tave į gerą kontekstą. Jisgi atsakys kaip, aš turėjau vidinį žinojimą. Pajauta yra tai, ką mes vadinam vidiniu žinojimu. Tik labai sunku yra nesumaišyti su mūsų nuojautom, automatiniam reakcijom, emociniam. Bet taigi aš ir veikiau iš pajautos. Iš kur tu žinai, kad tu veikiai iš pajautos? Tai mūsų laukia didžiulis kelias gebėti pajautą integruoti į savo sveiką mąstymą. Ir ketvirta, metakompetencija tai yra gebėjimas gyventi jutiminį gyvenimą. Juk mes žinom, kokį mes maistą valgom, taip mūsų kūnas jaučiasi. Lygiai tas pats yra mūsų psichika. Ką mes rengiamės, kokius filmus žiūrim, kokią informaciją priemam, kuo mes naudojamės, to mes ir tampam. Ir per pajautą, per jutimą mes galim rinktis tos dalykus, kurie mums teikia malonumą. Juk kiekvienas žmogus jisai siekia laimingo gyvenimo. Laimingas gyvenimas yra pasiekmė teisingų pasirinkimų. Labai svarbu gyvenime siekti ir funkcionalumo, ir laimingumo. Ir pagrindinės kompetencijos, kurios gali reikštis per įvairias elgsenas, tai yra būti saugystėje, remtis stipriu mąstymu, kuris yra abstraktus, išplėstas, veikti iš pajautos ir gyventi estetinį gyvenimą. Kuo daugiau į savo kūną įsileidžiate grožį į estetikos, tuo daugiau turit jėgų siekti savo tikslų.